tokiais tempais, kokiais dabar vyksta, Vilniuje iš viso problema yra su svetima kalba, kur mes prisimėm daug atėjusių žmonių ir jie iš tiesų užvaldė ženklę dalim viešą erdvę. Čia yra vėl kitas klausimas, kodėl jie užvaldė viešą erdvę. Jie pasirodė yra aktyvesni. Aš gyvenu pačiam centre ir aš išeinu vakarais, pavaikščioti. Ir aš sutinku tuos rusakalbius žmonės, bėgiojančius, vaikščiančius ryte anksti arba vakare vėlai. Lietuviai sėdi namuose prie kompiuterio ar žiūri kažką tokio jie gamina, nežinau kur, jie mažiau aktyvūs. Tie žmonės labiau aktyvūs ir tada tu tarsi sukuria tam tikrą įvaizdį, kad jie dominuoja. Ko gero taip nėra, bet tas įvaizdis yra sukuriamas. Bet kita vertus, tai kaip tu matai, kaip mes elgiamės su savo kabutėse valstybinė kalba, kada sostinėje praktiškai lietuviškų iškabų nėra, visi barai, visos parduotuvės, prekiniai ženklai yra visi užsienietiški ir yra geras tonas. Aš susiduriu su situacija dabar, realia, gyva situacija savo namų aplinkoje, savo, kieme, kada lietuvių šeimos vaikai, mergaitės, dukros, 7 metų, 12, 5 ir 7 kalbasi angliškai. Tai yra tėvų politika. Tai ne tai, Tėvai vaikus iš anksto ruošia, kad jie būtų pajėgus emigruoti be jokių problemų, kad jiems būtų lengva išvažiuoti bet kur į Portugaliją, į Ispaniją, Angliją ir kad integravimosi problemų jie nepatirtų. Todėl jie savo namų kieme vaikus skatina kalbėti angliškai. Tai jeigu mes išeinam iš to, tada jūsų tezė apie lietuvius skaitančius lietuviškai po 100 metų, man tampa labai įdomi. Turime net ir ne tą problemą, kad čia suanglėja ar kažkas, bet apskritai lietuvių kalba atsiranda. Bet čia dviguba problema, nes atsiranda daugybė žodžių, angliškų terminų, kurie labai sunkiai išsiverčia lietuvių kalbą, arba netgi kalbininkai pas mus labai keistai juos išverčia ir pritaiko. Ten monitorius, vaizduoklis, klaviatūra, maigyklė ten ir panašiai. Ir čia dar aš tokius švelnius pavyzdžius duodu, bet yra tokių, kur realiai neprisitaiko. Jeigu kalbėti apie modernius dalykus, kaip ten krypto visokius temas, ten ar dabartinius dirbtinius intelektus ir panašiai, ir visokius ten terminus esančius, mes tokių žodžių net neturim. Ir kai juos sukuria, tai dabar sukuria arba blogai sukuria, arba mes naudojame jos angliškus. Ir kai gaunasi, kad mūsų kalba tokia hibridinė gaunasi, ir ypač pas jaunimą, kad pusiau lietuviškai, kai kurie pusiau angliškai, dar trumpiniai pas jaunimą atsiranda visokie. Ir ta tokia kalba dabartinė. Jo, tas momentas, ta tokia puskalbė yra, bet aš šitoje vietoje nebūčiau toks pesimistas ir nesuprantu, man atrodo, vieną paprastą dalyką, kad visos kalbos iš esmės yra sukurtos. Visos kalbos ir mūsų lietuvių kalba yra sukurta, dabar žiūriu jūsų sieną, mūras. Mes galvom, kad tai yra lietuviškas žodis, tai yra ne lietuviškas žodis, tai yra prancūziškas žodis. Tai yra prancūziškas žodis per 1000 metų taip jis sulietuvintas, kad jisai taip įaugęs į mūsų tapatybę. Ir jeigu pasimti lietuvių kalbos žodyną ir žiūrėti į žodžius, tai mes tokių žodžių rasime turbūt kokį 30%. Kurie atėjo iš slavų, iš vokiečių, iš lenkų, iš netgi prancūzų, kaip mūras. Visi tie modernų žodžiai, ko nebuvo pas mus, ne mes pradėjome mūryti sienas, ne mes. Romos imperijoje pradėjo, per Prancūziją pas mus ateina. Taip, kad šitie dalykai, jeigu tauta juos, kaip sakyti, pilnai apdoroja ir jie vėliau tampa taip ištirpsta tavo kalboje, kad tu pradedi galvoti, kad čia yra grinai lietuviškas žodis. Kaip ir vardai, krikščioniški vardai, kurie šiandien ir ne, jiegi visi svetimi, visi krikščioniški vardai, tai turi galvoje iki krikšto, iki vytautiniai, ir ne, tai jie yra visi svetimi, bet šiandien niekam ausies nerėžė nei Jonas, nei Petras, nei Janutė. Nors jie visi svetimi, turėtų būti ten dabar. Taip, kad kalba visada auga, tik klausimas yra, kaip jinai auga ir kur link jinai transformuojasi, nes yra ir daugybė tokių dalykų. Mes puikiai žinom, kad Lietuva buvo atsidūrusi 19 amžiaus pabaigoje, ypatingai 20 pradžioje, kada visuomenė Lietuvos jau nebenorėjo kalbėti. Tai išsilavinusi, kurie siekia socialinės karjeros, buvo 2 keliai – kalbėti lenkiškai arba rusiškai. Viskas taškas. Nes su Lietuva tu kaimo kalba, žemė arti,
žodžiu, tvartą prižiūrėti. O visa kita miestas, Kaunas kalbėjo rusiškai, Vilnius kalbėjo lenkiškai. Žodžiu, yra paradoksas, turbūt aš jau esu sakęs, pakartosiu ir jums, kad iki pirmojo pasaulinio karo lietuviškiausias miestas buvo, Dieve mano, škrito žodis, mažoji Lietuvoje, Tilžė. Tilžėje gyveno daugiausia žmonių, kurie naudojo lietuvių kalbą kasdienybėje, kurie kalbėjo tą kalbą baruose, kurie tą kalbą vadino kafiją, kurie gėrė tą kavą. Buvo vienintelis miestas, kuriame buvo lietuviška miestietiška kultūra ir buvo vartojama lietuvių kalba, buvo Tilžė. Jis buvo už sienos, už Lietuvos sienos, mažoji Lietuvoje. Dabar tas miestas, beje, čia yra kitas dalykas, Tilžės fenomenas. Dar lygiai prieš 100 metų tai buvo lietuviškiausias miestas. Kiek šiandien Tilžė yra lietuvių? Greičiausiai nėra, gal yra 10, nežinau. Ta prasme, kaip istorija, susiklošius aplinkybėmis, gali radikaliai ir greitai pakeisti viso miesto tapatybę. Sovietskas. Viskas taškas. Taip, kad kada mes kalbam, kad po 100 metų gali keistis visa mūsų tapatybė, taip, nes prieš 100 metų Vilniuje 90, lietuvių yra 2 procentai, 2,5%. Mieste aš turiu. Apie 40% yra lenkai, maždaug 40% žydai, likę rusai ir 2,5% lietuvių. Bet šiandieną Vilniuje turbūt lietuvių yra koks 70%. Matote, užteko 100 metų, kad miesto tapatybė radikaliai pasikeistų. Tai matote, jeigu tai buvo prieš 100 metų, tai mes turime visada turėti galimybę, ne galimybę turėti, o suvokti, kad taip gali nutikti ir per kitą 100 metų. Ir nebūtinai mūsų naudai. Ta, ką aš kalbu apie Vilnių, pokytis buvo Lietuvos naudai. Apie Tilžę priešingai, atvirkščiai, lietuvių nebeliko. Bet jeigu taip nutiko su Vilniumi ir su Tilžė, tai matote, globaliam amžiuje taip gali nutikti ir su tokia, kabutėse, didvalstybė, kabutėse kaip Lietuva. Ir laidos pabaiga tada pamastom, pafilosofuojam, tai ką vis tik reiktų padaryti, kad tos Lietuvos būtų daugiau, kad išliktų ta istorija kažkokia tokia, kokia ne... Man nėra skirtumo, pavyzdžiui, kaip sovietmečio ten sovietų istoriją kažkokią tai sukūrė ir bandė įpiršti, taip kaip dabar bando įpiršti irgi kažkokią pasaulinę istoriją ir Lietuvos kontekstą, kaip čia viskas gerai ir fainai ir atgalinė data priimama, visokie dalykai. Ką reiktų padaryti? Kaip elgtis, kad tos Lietuvos mūsų širdise liktų daugiau? Tikriausiai pokyčiai šiuo atveju, mano supratimu, bus įmanomi tik vienu atveju. Tokie pozityvūs pokyčiai įmanomi vienu atveju, tik tai keičiantis Lietuvos valdančiai klasiai arba, tą, ką galim būtų pavadinti elitu. Kol tas dalykas nepasikeis, kol išliks dabartinė status quo, dabartinė padėtis, ir čia yra ne tik Lietuvoje, čia aš kalbu ir Lietuvoje, ir kartu visoje Europos, nes tas procesas, mes esame globalaus proceso dalis. Kol Žemaitaitis, aš supaprastinsiu, kad jūsų žiūrovai suprastų, kol ponas Žemaitaitis apsimetinės, kad jis reiškia kažką valdančioje koalicijoje, kad jis tariamai turi savo ministrus vyriausybėje. Ir kol Lietuva kaip valstybė jau, arba Lietuvos vyriausybė, apsimetinės, kad jinai kažkokius tai daro įtakingus procesus Europos ar pasaulio istorijoje, kol Žemaitaitis apsimetinėja vienu lygiu, mes vyriausybė, valstybė apsimetinėja kitų lygmenių, kad ten kažką mes galim padaryti tokio radikalaus, kad nuo mūsų čia priklauso, tol ta situacija nesikeis. Kai pasikeis požiūris į tuos dalykus, kada bus adekvačiai pajėgumams deklaruojami nacionaliniai interesai, adekvačiai pajėgumams formuluojami tikslai ir naudojamos priemonės, kada bus grįžta nuo propagandos prie politikos, kada pasikeis valdančioji klasė ir išaugins normalų elitą, matote, ir mes iš sovietmečio išsivadavom ne dėl partizaninio karo. Partizaninis karas baigėsi pralaimėjimu. Turėjo užaugti nauja klasė, turėjo pasikeisti
ir Sovietų sąjungoje, vat mes gyvendami Sovietų sąjungoje buvom globali, žodžiu, dalis to sovietinio proceso dalis. Ir mes negalėjom pakeisti savo padėties, kol nepasikeitė tas visas didelis procesas, kol netėjo Gorbis su perestroikos ideologija. Aš manau, labai panašiai nutiks ir dabar, kol Europos Sąjungoje nepasikeis, kad Europos Sąjunga vis dar apsimetinė, jinai irgi apsimetinėja, beje, kad jinai gali kažką pakeisti, mes matome, Smarkiai apsimetinėja, taip. O mes esam labai ryškiai to apsimetinėjimo dalis. Kol tie dalykai nepasikeis, kol mūsų tauta nesupras ir neiškels, suprantate, iš kur gimė vasario 16, kai tauta pradėjo suvokti svorį tokių asmenybių kaip Basanavičius, Smetona, Kairys, Voldemaras, Vileišiai ir panašiai. Kol tauta mąstė, kad jinai gali ir privalo vadovautis tą senąją, nueinančią lenkakalbę bajoriją, valstybės atkūrimas neįvyko. Atgimimas tautos neįvyko. Atgimimas įvyko tada, kada tauta pasirinko naujus herojus, naujas asmenybės, naują elitą. Manau, šitoj vietoj išradinėti dviračio nereikia. Kol neįvyks tas pokytis, radikalus pokytis tautos viduje, prioritetų pakeitimas, sakysim, o tada buvo 20 amžiaus pradžioje pereita nuo aristokratinės bajorijos, šlėktos, pereita prie nacionalinio elito. Kol dabar nebus pereita vėlgi nuo, sakysim, tokio globalistinio, libertarinio, eurosąjunginio biurokratizmo prie nacionalinių reikalų, problema iš vietos nepajudės. Ir ta prasme mes turime tą suvokti, bet tai gali ateiti tik per švietimą, per visuomenės švietimą, per visuomenės dalyvavimo politiką. Dar istorija man parodys, dar mes gyvensim tokiuose permaininguose laikuose kurį laiką, kur čia gali visko nutikti. Reiškia, gyvensim įdomiai.